Kartu į kartas eina viešpaties mintys. Jis žmonių gyvybę nuo mirties saugo ir bado metu pamaitina. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpats su jumis. Šįryt žvelgdamas į kryžių, atlikdamas mąstymą, užteko vieno klausimo: Viešpatie, kaip labai tu mane myli. Užteko tiek šiandien vieno vienintelio klausimo, žvelgiant į kryžių: kaip labai tu mane myli. Ir galėjau būti ir būti, tiesiog ir mąstyti apie tai, žvelgti. Tegul šis klausimas lieka šiandien jums taip pat per visą šią dieną. Kaip labai tu mane myli, žvelgiant į kryžių. Mišių pradžioje atsiprašykime Dievo už savo suklupimus ir melskime, kad iš jo širdies plauktų gydanti versmė į mūsų širdis. Šventos Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus parėjo į savo tėviškę ir ėmė mokyti žmonės sinagogoje, taip, kad jie stebėjosi ir klausinėjo: iš kur šitam tokia išmintis ir stebuklinga galybė? Argi jis nedailidės sūnus? Argi jo motina nesivadina Marija, o Jokūbas, Juozapas, Simonas ir Judas argi ne jo broliai? Ir jo seseris, argi jos ne visos gyvena pas mus? Iš kur jam visa tai? Ir jie ėmė piktintis juo. O Jėzus jiems atsakė: niekur pranašas nebūna be pagarbos nebent savo tėviškėje ir savo namuose. Dėl jų netikėjimo jis ten nedarė tiek daug stebuklų. Tai viešpaties žodis. Visa tauta susibūrė viešpaties namuose prieš Jeremiją ir maža to šaukia: dabar tu mirsi. Šitą eilutę vakar mane šiek tiek šokiravo, kai svarsčiau, mąsčiau apie šiandienos pamokslą. Pasirodo, Dievo namai gali būti vieta ne tik, kur klausomasi Dievo žodžių, kur grįžtama prie tiesos, kur vyksta žmogaus mano perkeitimas į gerą, bet tai gali būti vieta, Dievo namai, kur vyksta didžiulis maištas prieš tiesą, prieš asmenis skelbiančius tiesą. Tai kartais gali būti laikas, kai aš susivieniju prieš Dievo žodį. Dievo namuose kartais žmogus gali būti gundomas reikalauti mirties. Tai reiškia puoselėti neapykantą, maištauti prieš žmonės, prieš brolius ir seseris. Ar tai ne mūsų malda kartais? Kartais ar nepagauname savęs, kokį negatyvų žvilgsnį turime į žmonės? Kaip sunkiai paleidžiame nuoskaudas, kaip sunkiai užgaunamus žmonės ir kaip norėtųsi septingubai atkeršyti už tą skriaudą, kuri man buvo padaryta. Sėdime ir galvojame, kaip čia pakenkus tam žmogui Dievo namuose. Viskas vyksta bažnyčioje, ne kažkur, ne. Dievo namuose žmogus gali jausti pagundą eiti prieš brolį ir seserį, gali norėti reikalauti mirties. Gali čia būti gundomas susivienyti prieš kažką ir išeiti iš mišių, nebūt pasisakius už, bet būt pasisakius prieš kažką. Ir tai nėra Dievo kelias, tai nėra Dievo troškimas tau Dievo namuose. Kaip išvengti tokios baisios klaidos?
Kaip išmokti gyvenime Dievo namuose susivienyti ne prieš tiesą, bet žengti tiesos link už tiesą. Gal mus gali šiandien to mokyti šiandienos globėjas, taip pat šventasis minimas bažnyčioje, Eucharistijos mylėtojas, Lietuvoje gerai žinomas dėl išleistos knygos, šventasis Petras Julijonas Eimaras, Prancūzijoje gyvenęs XIX amžiuje kunigas. Yra toks mažas atsitikimas apie jį, kurį netgi minėjo popiežius Jonas XXIII, kai skelbė jį šventuoju, homilijai paminėjo tą mažą atsitikimą iš jo gyvenimo, kai jam buvo 5 ir nieks nežinojo, kur jis yra ir visi, aišku, panikojo, ieško 5-mečio vaiko, įsivaizduokit 5-metį prarasti, tai žili plaukai visiems, stačios kojos, visi bėga, ieško, kur tas 5-metis vaikas. Tik jo sesei ateina mintis ateiti į bažnyčią, į parapiją ir mato, kad vaikas yra už altoriaus, prie tabernakulio, ausį pridėjęs prie tabernakulio. 5 metų vaikas atranda jį ten palenkusi galvą, atsirėmusi į tabernakulio duriles. Sako, sesė, ką tu čia darai? Sako, aš klausausi Dievo. 5 metų vaikas, didis šventasis po to, Eucharistijos apaštalas. Aš galvoju, kad tai yra kelias mums, atėjus į maldą, visada prašyti Viešpatie, leisk labiau klausyti tavo širdies. Mano širdyje iš tiesų gali būti daug skausmo, daug neatleidimo ir su tuo reikės žmogiškai susitvarkyti, atleisti, paleisti, pasipasakot, bet ta mūsų žmogiška širdis gali reikalauti labai žiauraus teisingumo. Bet jeigu ausį pridėsiu ne prie savo širdies bažnyčioje, kur daug neapykantos kartais gali būti, bet iš tiesų ateisiu ir norėsiu, sakysiu, Dieve, aš noriu tą ausį pridėti prie tavo širdies. Aš žinau, kas mano širdyje. Aš skaičiuoju žmonių pražangas, aš skaičiuoju priešus, kaip šiandienos psalmiai, daugiau kaip plaukų ant galvos turiu priešų. Tai mano malda kartais sėdžiu ir galvoju, tas erzina, tas netaip čia ateina, tą netaip sako, 4 dar kažką netaip paskambino, 5 negali čia sulaukti. Žodžiu, daugiau negu plaukų ant priešų ir tai vadinam malda. Bet čia yra ausis prie mano širdies pridėta. Bet reikia mokyti šiandien iš šventojo Petro Julijono, prie tabernakulio ausytę pridėti, prie švenčiausio sakramento. Ir tada vyksta perkeitimas. Ir tada ateis diena, kai galbūt tu kabosi ant kryžiaus, pakabintas savo artimiausių, savo tautiečių, savo kraštiečių, savo namiškio. Ir tada sugebėsi kaip Jėzus, glausdamas ausį prie tėvo, kurio šaukėsi ant kryžiaus, pasakyti, parafrazuoju dabar, Dieve, kaip jų gaila, kokie jie akli vis dar yra. Atleisk jiems, Tėve, jie nežino, ką daro. Mes prikalti prie kryžiaus galbūt šauktume šalin jūs, šunis jūs, prakeiktieji jūs, už ką mane, aš jums nieko blogo nepadariau. Bet kadangi Jėzaus ausis buvo pridėta prie kito tabernakulio, prie dangaus, prie tėvo, prie meilės, prie šaltinio, tik todėl, nes Jėzus jautė, kaip tėvas jį myli, jisai galėjo pasakyti, Dieve, kaip aš jūs myliu, kad jūs tai žinotumėt, kokie jūs akli, kokie jūs nabagai esate. Tėve, atleisk jiems. Tad šiandien ir prašau šitos malonės mums, kad maldoje, Jėzau, padėk mums tą ausį pridėti prie tabernakulio, žvilgsnį nukreipti į tave adoracijai ir panašėti į tave. Nešaukti, nesivienyti prieš žmonės, nešaukti jiems mirties, bet mokyk mus, Viešpatie, priimti meilę ir šaukti, daryti, skleisti, sėti tą meilę mūsų namuose, mūsų gyvenimuose.